Sveiki gyvi, su jumis dar kartą sveikinasi Vilniaus krepšinio lygos apžvalga. Ši mūsų laida bus skirta išskirtinai Vilniaus krepšinio lygos Sportikus LT pavasario čempionato finaliniam ketvertukui. Iš karto persikelkime į pirmąjį pusfinalį, kuriame susitiko Erelių pirmoji bei Stiklo paslapties LT komandos. Pirmosiose pusfinalio rungtynėse susitiko du lygiaverčiai varžovai. Jog buvo būtent tai bene geriausiai byloja ir galutinis rungtynių rezultatas, kuomet Ereliai vienas į finalą žengė laimėdami vos 1 taško persvarą. Pirmajame rungtynių kėlinyje kiek geriau sekėsi Stiklo paslaptis LT kolektyvui, tačiau apčiuopiamo pranašumo komanda įgyti nesugebėjo. Kėlinį taiklių tritaškių pabaigė ekipos lyderis Antanas Udras, tačiau čia pat Erelių veteranas Gaudentas Puškorius atsakęs dvitaškių leidžia savo komandai pirmauti kėliniui pasibaigus 18-17. Antrasis ketvirtis Stiklo paslaptis LT vaikinams buvo pats sėkmingiausias. Komandai sekėsi viskas ir tai buvo nuo pat kėlinio pradžios, kuomet po Antano Udro dvitaško pasikeitė pirmaujantį komandą. Netrukus netikėtai prabilo ir slaptas stiklių ginklas Marius Ditkevičius, vieną po kito įsūdęs 2 tritaškius į varžovų krepšį, 22-27. Erelių gretose iniciatyvos ėmėsi Lukas Radžiūnas savo tritaškių ir vėl atstatydamas pusiausvyrą rungtynėse. Tačiau Stiklo paslaptis LT ir vėl spurtuoja, bei po 2 Antano Udro dvitaškių pabėga į priekį rekordinę persvarą 27-34. Deja, tačiau pranašumo nepavyksta išlaikyti ir atsipūsti ekipos žengia esant lygiajam rezultatui 37-37. Gausiai susirinkę žiūrovai trečiajame kėlinyje pamatė lemiamą Erelių spurtą, kuomet po Luko Radžiūno tritaškio komanda dar kartą persvėrė rezultatą 45-43. Nuo šio momento pirmaujanti ekipa nebesikeitė, o skirtumas nežymiai didėjo būsimųjų nugalėtojų naudai. Dar kartą savo meistriškumą įrodė Dainius Navickas, o Gaudentas Puškorius dvitaškių po labai gražaus Roko Ramanausko perdavimo leidžia saviškiams atsiplėšti jau 60-52. Erelių spurtas tęsėsi ir ketvirtojo kėlinio pirmoje pusėje, kuomet Rokas Ramanauskas dvitaškių padidino atotrūkį iki rekordinio 74-57. Stiklo paslaptis LT pradėjo skubėti, žaisti neapdairiai ir atrodė, jog nuo pralaimėjimo komanda jau nebeišsigelbės. Tačiau per anksti pergalę patikėję Ereliai vos neliko nubausti. Kuomet komandos gretose neliko už 5 pražangą ant suoliuko sėdusio Gedimino Povilausko, Stikliams ir ypač jų lyderiui Antanui Udriui atsirado žymiai daugiau laisvės po krepšiu. Neprabėgo nė porą minučių, o skirtumas jau sušvelnėjo iki vienženklį. Dar didesnė intriga įnešė Jono Rakausko tritaškis, po kurio Stiklo paslaptis atsilieka jau tik 4 taškais. Vieną baudos metimą pataiko Jono ekipos draugas Andrius Lechovičius, o po netaiklaus antrojo Antanas Udras pelno dar ir dvitaškį 81-80. Likus žaisti 14 sekundžių pralaimintieji prasižengė ir prie baudų metimo linijos žengė Lukas Radžiūnas. Tačiau Luko ranka sudrebėjo ir tikslą pasiekė vienas baudos metimas. Minutinės pertraukėlės metu Stiklo paslaptis LT paruošė atakos planą, tačiau puolime kamuolį pametė Martynas Striukas ir komandai neliko nieko kaip tik dar kartą prasižengti. Šį kartą realizuoti baudų žengė jau Dainius Navickas, tačiau ir jis pataiko vos kartą 83-80 bei likusios 6,5 sekundės. Besibaigiant rungtynių laikui dvitaškį dar pelno Antanas Udras, tačiau daugiau nuveikti jau nebelieka laiko ir finalinė sirena skelbia išvargtą Erelių pergalę 83-82. Nors antrajame pusfinalyje ir nebuvo kovos iki paskutinių sekundžių, įdomių įvykių netruko ir šiose rungtynėse. Susitikimą sėkmingiau pradėjo krituliai ir pirmajame kėlinyje už savo varžovus buvo pranašesni visa galva. Tačiau gera pradžia dar tik pusė darbo. Įspūdingą kėlinį fantastiškų metimų beveik iš aikštelės vidurio pabaigė Edgaras Matusevičius,
ir jo ekipa pirmavo 31-15. Pakvipo dar vieną triuškinančią pergalę, tačiau kelias jos link, kaip pasirodė vėliau, buvo labai nelengvas. KSP nepasimetė po prasto starto ir savo pajėgumą sėkmingai pradėjo demonstruoti antrajame ketvirtyje. Kuomet po Česlav Dunovskį dvitaškio kritulių pranašumas sušvelnėjo iki vienženklio, varžovai paprašė minutinės pertraukėlės. Tačiau ji nepagelbėjo, o persvara ir toliau grėsmingai tirpo. Kol galiausiai po Stanislav Poplavskį dvitaškio su pražanga teliko 4 taškai. Kritulių laimė, jog čia pat tritaškių situaciją kiek pagerino Edgaras Žemaitis ir komandos atsipūsti išėjo krituliams pirmaujant 48-42. Trečiasis kėlinys abiems ekipoms buvo toks, kokio greičiausiai prisiminti nesinorėtų. Jo metu te buvo įmesti 22 taškai, o begalė klaidų ir netaiklių metimų gerokai pranoko sėkmingų atakų skaičių. Nors Mariaus Zubavičiaus tritaškis ir vėl atstatė dviženklį pranašumą, čia pat sekusi KSP atkarpa 8-0 po Vladimir Dukel dvitaškio paliko vos 2 taškų kritulių pranašumą 56-54. Atrodė, jog persilaužimas jau čia pat, tačiau nutiko kitaip. Po trečiojo kėlinio krituliai vis dar pirmauja 58-54. Na, o ketvirtajame atrodė, jog prasidės tikri įdomumai. Ypač tuomet, kai antrąją kėlinio minutę išnaudojęs pražangų limitą aikštelę turėjo palikti pagrindinis kritulių ekipos žaidimo varikliukas Marius Krukonis. Tačiau nutiko atvirkščiai ir Mariaus komandos draugai nepasimetė. Dar kartą savo žodį iš toli tarė Marius Zubavičius ir jau 61-54. Kuomet Valdemar Brazevič iš KSP užsidirbo nesportinę pražangą, tapo beveik aišku, jog kritulių pusfinalio barjero KSP vaikinams įveikti nebepavyks. Skirtumas to jau pat šoktelėjo iki dviženklio ir pavieniai Augustino Vasiliausko bandymai nuo baudų metimo linijos sėkmės neatnešė. Tuo tarpu prie lemiamo spurto kritulių gretose labai solidžiai prisidėjo Mindaugas Tonkus, ne tik pataikė svarbius metimus, tačiau ir sėkmingai sužaidęs gynyboje. Krituliai Gyvas Valus LT keliauja į Vilniaus krepšinio lygos Sportas LT pavasario čempionato finalą ir ten susitiks su Erelių pirmąja komanda. Na, o KSP paguodos rungtynėse dėl bronzos medalių rungtyniaus su Stiklo paslapties LT vaikinukas. Žaidė pirmą kėlinį labai gerai. Įmetėm 31 tašką ir galvojam, kad 16 plius turėjom, galvojam, kad bus viskas gerai. Kad tiesiog po to gal neįvertinom varžovo ir taip gavosi, kad tampėmės vėl gali atsigauti. Tiesiog ir taip dabar finale, aišku, favoritais liko Erelis ir bus sunku, bet kad finalą patenka, tai yra super. Po itin gražaus pusfinalio atrodė, jog rungtynėse dėl trečiosios vietos Stiklo paslaptis LT tiesiog nušluos savo varžovus nuo kelio. Tačiau nutiko visiškai kitaip. Nors rungtynės ir sėkmingiau pradėjo Stiklo paslaptis LT, jie po pirmo kėlinio pirmavo 6 taškais. Tam be net didžiausios įtakos turėjo dar vienas įspūdingas Antano Udro pasirodymas. Iš viso per rungtynės Antanas pelnė 28 taškus, pataikydamas net 10 iš 15 dvitaškių. Jam puikiai talkino ir Martynas Striukas, kurio tokio sėkmingo žaidimo greičiausiai KSP ir nesitikėjo. Tačiau ir KSP turėjo savų kozirių. Jeigu Stanislav Poplavskį 30 taškų ir galima priskirti prie netokio didelio netikėtumo, tai fantastiškas Artūro Bajevo pasirodymas įmetant 22 jau yra staigmena. Būtent šių dviejų krepšininkų sėkmingas žaidimas ir lėmė, jog antrajame kėlinyje KSP laimėjo net 22-11. Ir atsipūsti per didžiąją pertrauką išėjo turėdami 5 taškų pranašumą 42-37. Trečiajame kėlinyje aikštelę buvo priverstas už 5 pražangas palikti Viktoras Daukša, kuris šiandien atrodė lyg savo šešėlyje, per visas rungtynės tai metęs vieną vienintelį dvitaškį. Tačiau net ir atsisėdus jam, Stiklo paslaptis LT dar nesugebėjo perimti iniciatyvos. Po trečiojo kėlinio rezultatas lygus. Didžiausios problemos KSP komandos gretose prasidėjo ketvirtajame kėlinyje, kuomet 5-ąją pražangą gavo Valdemar Brazevič bei Česlav Dunovskį. Nelikus aukštų krepšininkų buvo sunku kovoti po lenta ir Stiklo paslaptis LT greitų žaidimų kaip mat įgijo dviženklį pranašumą. Taigi galutinis rungtynių rezultatas 83-72 Stiklo paslapties LT komandos naudai.
Tokiu būdu 4 vietą Vilniaus krepšinio lygos Sportikus LT pavasario čempionate užima KSP, na o bronza atitenka Stiklo paslaptis LT komandai. Po mažojo finalo rungtynių visi arbitrai buvo apdovanoti Vilniaus krepšinio lygos atminimo dovanomis. Varžybos buvo sunkios, priešininkai gerai pataikė, bet mes buvom labiau susikaupę, išprovokavom daug pražangų, to pasekoje laimėjom. Labai džiaugiamės. Lygiai taip pat kaip ir bronzinėje dvikovoje, taip ir didžiajame finale abi dvi ekipos žengė į aikštelę, jas pristatant pavardėmis. Kovingai nusiteikusi Kritulių komanda į aikštelę žengė su begaliniu noru laimėti ir sėkmingą komandos žygį tritaškių pradėjo Edgaras Matusevičius. Dar keletas minučių ir komanda jau įgyja rekordinį pranašumą 8-17. Nepaisant tokio šalto dušo rungtynių starte, ereliai nepasimetė ir po sėkmingos atkarpos bei lengvo Gedimino Povilausko dėjimo priartėjo iki 18-22. Pirmosios 10 minučių prabėgo atkakliai ir įdomiai, o visą laiką pirmaujanti Kritulių komanda išlaikė savo 2 taškų persvarą ir kėlinukui pasibaigus 22-20. Antrajame ketvirtyje įvyko bene pagrindinis rungtynių lūžis. Jo pradžioje Krituliai Gyvas Alus LT vis dar laikė rungtynių vadžias savo rankose, o po Edgaro Žemaičio tritaškio buvo atstatę net 6 taškų pranašumą 24-30. Tačiau likęs kėlinio laikas ekipai tapo tikrų košmarų. Prabilus bei tritaškius pataikius erelių veteranams Artūrui Dauguliui bei Dainiui Navickui rezultatas tapo lygus, o po dvitaškio pirmą kartą pirmyn pabėgo ereliai 32-30. Paprašyta minutinė pertraukėlė Krituliams nepadėjo ir skirtumas toliau tik žaibiškai didėjo. Abiems veteranams pelnius dar po vieną tritaškį bei sėkmingai kelias atakas sužaidus Rokui Manauskui, rezultatas jau 45-32. O komandos atkarpa laimėta daugiau negu įspūdingai 21-2. Tiesa, varžovai dar šiek tiek spurtavo kėlinio pabaigoje ir sumažino erelių pranašumą iki 45-37. Didžiosios pertraukos metu žiūrovus konkursais bei prizais nudžiugino generalinis čempionato rėmėjas Sportikus LT, padovanojęs krepšinio sirgaliams kamuolius, kurie bus labai naudingi vasaros laikotarpiu. Ekipoms sugrįžus į aikštelę, žaidimas tęsėsi toliau. Rungtynių baigtis praktiškai paaiškėjo dar iki trečiojo kėlinio vidurio. Kėlinį tritaškių pradėjo erelių gynėjas Paulius Tuzikas ir skirtumas vėl šoktelėjo iki dviženklio 52-39. Pradėjus pataikyti ir jauniesiams trenerio Arūno Umbroso auklėtiniams Krituliai ne tik tiek nesugebėjo palaikyti aukšto rungtynių tempo, tačiau ir visiškai nuleido rankas. Po trečiojo kėlinio daugumai nebeliko klaustukų, kas taps nugalėtojais. 65-49 priekyje ereliai. Paskutinėme ketvirtyje skirtumas kito labai nežymiai. Jį puikiai atkarpą pradėjo Rokas Ramanauskas, būsimiesiems nugalėtojams paeiliui pelnęs 6 taškus. Kritulių komanda dar bandė gelbėti Edgaras Žemaitis, tačiau keli jo tritaškai tepadėjo sumažinti skirtumą. O finalinė rungtynių sirena paskelbė erelių triumfą 84-72. Kartu su turnyro prizininkais buvo apdovanoti ir geriausi čempionato žaidėjai. Turnyro trenerio titulas atiteko erelių strategui Arūnui Umbrasui, o viso finalinio ketvirtuko naudingiausio krepšininko žaidėjo titulas tos pačios komandos žaidėjui Dainiui Navickui. Po rungtynių krepšininkai buvo pakviesti iškilmingam apdovanojimui ir be prizų bei surprizų neliko nei vienas.
Aišku, labai džiaugiamės tą laimėtą pergalę, kada surinkau komandą, komplektavom komandą, to ir tikėjomės. Bet pogrupis buvo gana lengvus, bet toliau jau komandos buvo tikrai stiprios. Ir pradedant 8-finalį, tikrai visas rungtynės žaidėm kaip finalą. O vakar pusfinalis labai sunkus irgi vos neprisižaidėm ir laimėjom 1 tašku. Šiandien, aišku, tikėjomės pergalės, iš tikrųjų tikėjomės. Iš pradžių gal truputį jaudinomės, užtat ir buvo taip. Bet, kaip sakoma, nulėmė patirtis. Vis tiek 3 žaidėjai, kurie turi ragavę, matė šiltą ir šaltą, todėl jie čia ir dar puikiai prisijungė. Jaunimas šiandien, kuris nebijojo, tikrai visi šaunuoliai, sveikinu, dėkoju Vilniaus krepšinio lygai už puikiai suorganizuotą turnyrą. Malonu, dalyvausim ir kitais metais. Kaip matote, šios komandos bet pasveikinkime visus tos, kurie pelnyti užėmė ketvirtą poziciją. Tai Artūras Raimas, Kirilas Krasinas, Stanislavas Palackis, Vladimir Kubinas, Valdemaras Brazevičius, Radoslavas Muškevičius, Miroslavas Šimovičius, Česlavas Dumovskis, Viktor Duša, Sergejus Semašov, Robert Pirulis, Ryšard Gerasis, na ir Jaroslavas, kurie yra pas mus, Stanislavas Nasovskis. Ir komandos kapitonas Augustinas Sasiauskas, kuris visą savo komandą. Už mūsų dalyvavimo partijai šiandien užėmės ketvirtąją vietą, Katerina Lisinė, Augustinė, 4 vietos, Minė, Taurė Atmišiai, 4 vieta,
Žygimantas Žygimantas. Andrius Kirkelis. Martynas Sruka. Tomas Musko. Romualdas Suvalskis. Andrius Kirkelis. Mario Kutevičius. Tomas Vasilijus. Ir komandos vadovai išdavė Tomas Žygimantas. Tomas Departamentas kultūros institucijos ir savo komandos narių. Žinoma, visai vieta, be gerų žaidėjų lietuviškai. Kviečiam Stigo pasakys LT komandos kapitoną pasiimti dar kartą. Kviečiame žaidėjus atsiimti atminimo dovanų. Edgarą Marusevičių. Mindaugas Štefanas. Liudvika Štukalė. Edgaras Žemaitis. Daiva Vaičiūtė. Marius Vladislavas. Vladimir pateiksime kelius narius, kuriuos jisai matas žmonėms atminimui. Žinoma, noriu pasakysime, kelius visas. Ir kas dėka, antrosios vietos, sportinis aptakalas čempionato taurė, kviečiame ekipos vadovą Sinturius.
Visų pirma, tai geriausias čempionato treneris. Dar vienas prizas, kuris bus įteiktas geriausiam finalinio ketvirtuko žaidėjui. Ar turime sprendimų? Finalinio ketvirtuko žaidėjui pripažįstamas Vilniaus krepšinio lyga dėkoja visiems savo dalyviams, mūsų pagrindiniams rėmėjams, už tai, kad visą šį sezoną buvote kartu su mumis. Susitiksime jau greitai, nes vasara prabėgs nepastebimai. Tad burkitės į krepšinio komandas, likite kartu su Vilniaus krepšinio lyga ir tobulėsime kartu.